kryžiuką, tai nieko nelaukia, pradedame pjaustyti metalą. Pjausiu kvadratą į vieną pusę, tada taip į kitą, viską, žodžiu, pamatysite, tai nieko nelaukia ir pradedam. Taigi dabar atpjovėme, dabar mes jį pradėsime atlankstyti, tai atlenksime čia, kur pjovėme ir atlenksime čia, kur pjovėme ir tada pasakysiu, kad toliau darysime. Taigi atlenkėme ir dar čia greitai ryškiai pakaliau, padariau užlenkimą ir štai taip užlenkiau. Dabar ties čia įpjausime šiek tiek, ties čia ir ant galo ir tokius vėl užlenkimus padarysime, kad taip tobulai atrodytų, tai nieko nelaukia ir įpjauname. Gerai, taip greitai išpjojau. Dabar pradėsime lankstyti, ploninti ir lankstyti. Taigi ir gavome štai tokį kaip ir kryžiuką. Gale video parodysiu, kaip jisai pilnai atrodo, nušveistas su pakabuku. Taigi tikiuosi patiko šis video, tikiuosi patiko, kaip rodžiau, kaip galu va štai šį tokį kaip ir tobulą kryžiuką. Jeigu patiko, spauskite like, jeigu nepatiko, dislike, parašykite klausimų į komentarų sekcijoje, prenumeruokite ir susitiksime iki kito karto.